Faustai, sveikinu tapus Sūduvos nariu. Pirmiausia, su kokio mintim atvyksti ir kaip viskas atsitiko, kaip tapai Sūduvos nariu? Tai ačiū labai už sveikinimus. Kaip viskas atsitiko, tai tiesiog gavau skambutį iš trenerio, paklausė, kokia mano situacija, ką aš galvoju toliau ir tiesiog gavos tas pokalbis toks privedantis prie šito, ką šiandien turim, tai pasirašymo kontrakto. Su kokio mintim atvažiuoju, tai tiesiog, manau, ir miestas, ir komanda visi nori išeiti į Europą, turi tokius tikslus, tai su tokiais tikslais atvažiuoju ir aš ir manau šitą galėsim padaryti, įgyvendinti šį sezoną. Kaip suprantu, Panevėžio lapas užverstas, bet panevėžiečių išvažiuoti iš Panevėžio turbūt nėra lengva, tai ar teko daug pasvarstyti, pasverst svarstyklės ir kas nulėmė gal Marijampolės naudai, kodėl čia nusprendė atvykti? Nebuvo gal tas labai sunkus išvykimas iš Panevėžio, nes tiesiog aš jau nuo 14-15 metų ne namie gyvenu, ne Panevėžy gyvenu, tai nesunku buvo išvažiuoti. Bet tiesiog, nežinau, gal tas toks noras buvo po to nepavykusio tokio sezono, gal tiesiog noras buvo pakeisti visą tą aplinką, kuri buvo praeitą sezoną ir tiesiog tas sprendimas tikrai nebuvo sunkus ir kažkoks ypatingas. Panevėžy tave, kiek mačiau, dažniau žaisdavo į krašte, nors tai kaip ir pagrindinė pozicija 9 numeris, ar ne vidurio puolėjas, nurodoma, kaip pats save matai Sūduvoje žaidžiantį, kur labiau norėtum žaisti, kur tiesiog ne tiek Sūduvoje, kiek bendrai gal, kur norėtum žaisti, kur geriausiai jautiesi. Tai manau, geriausiai jaučiuosi tai krašte, bet šiaip esu toks gal labiau, kaip čia pasakyti, individualus žaidėjas, kur galiu žaisti ir 10 numerio poziciją, ir kitoj pusėje krašte, ir puolėjai numerį, 9 numerį, ir kairiai krašte. Tai didelio skirtumo nėra, tiesiog norisi žaisti ir padėti komandai ir tiek. Apie Marijampolę žinojai, Panevėžy turėjai komandos draugų, kurie čia žaidė, kokie įspūdžiai, kas pirmiausia šauna į galvą, kai apie šitą miestą pagalvoji? Tai apie miestą šiaip nieko negaliu pasakyti, nes nieko labai negirdėjau, bet tiesiog atgarsis girdėjau apie komandą, apie trenerių štabą, kad čia visi kaip šeima. Tai gal tas irgi daug davė prie sprendimo priėmimo, kad atvažiuoti į Sūduvą būtent. Tai apie miestą tikrai negaliu nieko pasakyti, bet apie pačią komandą tai tikrai tai geriausi atsiliepimai, kokius esu girdėjęs. Strigo, kuo nors įsiminė stadionas, kai žaidėjai prieš Sūduvą praeitą sezoną, nes buvo visokių dalykų. Tikrai įsiminė tas pusfinalis, kai ten buvo visokių emocijų, gerų ir blogų, bet tiesiog, sakau, čia futbolas, išlaikai visada maksimalią pagarbą priešininkų ir panašiai, tai sakau, tik geri prisiminimai. Ir pabaigai, kokius, kaip matai, kitą sezoną tada, kokius tikslus keli ir savo asmeniškai ir komandiškai, ko tikiesi? Savo asmeniškai tai tokių tikslų, nežinau, neturiu, nenoriu vardinti nei skaičiais kažkiais, nei kažkuom, tiesiog noriu gerai jaustis aikštėje ir padėti komandai, ko galiu. O komandiniai tikslai, tai manau, aiškus visiems, patekti į Europą, baigti 2., 3., 1 vietoje ir viskas, tai manau tokie tikslai būtų.